Aš nesuprantu, kaip galima žiūrėti tas lietuviškas TikToko žvaigždes, kur ten tiesiog tiek negatyvo, tiek heito, kad tu tiesiog pusvalandį pažiūrėjęs jau tu jauties tiesiog tragediją, tai blogai. Tai aš nelabai suprantu tų žmonių. Man bent jau asmeniškai pasikeitė gyvenimas į gerą pusę, kai nustojau klausyti tokių žmonių, žiūrėti tokių žmonės ir klausyti to heito, tų blogų komentarų ar kažkokio šmeižimo ant kitų žmonių, negatyvo. Tiesiog gyvenimas, džiaugsmas, ta vidinė ramybė prasideda, kai tu negirdi tokių žmonių ir seki tikslus, mėgaujas procesu, seki savo svajonės, va tada tu esi laimingas iš vidaus, esi tas toks pilnavertiškas ir taip toliau. Tai ką aš tiesiog tau noriu pasakyti, kad kartais tiesiog tave gali laikyti toks vienas dalykas nuo tikslų pasiekimo. Kartais gauto negatyvo yra labai blogai ir tas negatyvas gali tave nutolinti nuo svajonių gyvenimo, nuo to norimo gyvenimo. Tai aš tiesiog su šio video noriu tave irgi suteikti tokio šiek tiek supratimo, kad kaip kada turi tiesiog kai kurios informacijos negauti į savo smegenis, į mąstyseną, tai siūlyčiau atidžiai žiūrėti, ką seki ir kiek esu matęs ir girdėjęs, tai tikrai tie Lietuvos tos žvaigždės tik tokia dauguma tiesiog tikrai neskleidžia jokio pozityvo, ten negatyvas, o negatyvas pritraukia blogus dalykus. Todėl dar kartą pasakysiu, atidžiai žiūrėk, ką įsileidai į savo pasąmonę, į mąstyseną.